Pagaliau ateita diena, kada galiu jau pasidžiaugti, pantons į pilną paruošti ir pakrauti net į priekab. Pajudam link numatytas veitas. Tai ką noriu pasakyti, aš esu parašęs tokius žodžius, kada gyvenk realybėje, mąstyk logišką, kad priartėtum prižinojam. Tai čia irgi kažkas panašaus vyksta. Iš tikrųjų labai daug informacijos įvairiausias ir labai daug nuostabių produktų yra sugalvota ir žvejai to labai daug geros ir naudingas informacijos. Tai aš manau galės su jais tikrai pasikalbėti ir jie duos tų gerų žinių, kad sukurti iš tikrųjų galbūt dar geresnį produktą. Bet kad jis nebūtum paremts galvojimu, nes mes kartais ne vis laik matom, kas vyks po vandeniu, tai aš pasistengsiu tai padaryti ir atvesti arčiau žinojam. Mes patikrinsim jau dalykus žinomus, ar iš tikrųjų taip veik ir bus tas, sakykime, kaip čia pasakyti, realybės situacija. Iš tikrųjų žinosim, kaip maitina žuvis, kada maitinas, kokį žuvis, kuo labiau mėgsta, ar tas geriau ir ko tas priklaus. Iš tikrųjų aš to veito kol kas informacijos turiu labai nedaug, tai man patinka daryti. Realiai žinot, tai ir matyti. Kada tu matai, tu žinai, kada galvoji, tu jis labai toli nužinojam. Tai vienu žodžiu, nuotaika liuks, turiu pagalbininkų, judam į priekį ir susitiksim jau ten. Tai pagaliau atvykom į panton paskirties veit, esam jau prie karjer ir visų pirm pradedam nuo to, kaip čia pasakyti, nuo meilės gamtai iš tikrųjų. Kaip ir visur, ir gerų žmonių, ir blogų žmonių, ir kažkas tiesiog priderg. Ir net, nemalonu iš tikrųjų čia būti, tai nutariau visų pirm susitvarkyti tą vietą, kad būtų tvarkinga ir tada leisiam pantonį ved. Pagaminsiu iš tikrųjų kažkokį tai rėmėlį, kad galėtų įsidėti maiš šiukšlių įved ir kas atvažiuos palsėti čia, tiesiog galės įsidėti maišą ir sudėti šiukšles ir tikiuosi bus sąmoningi ir išvažiuodami išsivežina. Nes tiesiog atvažiuojant čia tikiuosi suprantu žmonės maudytis, bet kažkokia nesąmonė prisvaidyta šiukšlių tai labai nemalonu. Ir tikiuosi žmonių sąmoningom, tikiuosi, kad panton to pačio, kaip sak, prižiūrės ir gerbsanų ir nieks neniokos. Tai jeigu viskas gera mums seksis, tai dar prižadu ir šašlikėn čia pastatyti, kad žmonės galėtų atvažiuoti, tvarkingai įsikėpti šašlikų, pabūt gamtoj, pabendrausiam, pakalbėsiam, tik jau žvejų daug suteikti ir viskas bus fainė. Tai leidam pantoną į vandenį ir neužilgo galbūt jau ir matysim, kad nors po to vandens, kas ten yra. Prigalvojo visokių konstrukcijų, čia ir galvojams, nežinojams. Tai kalbėjau pradžio, kad reikia bandyti būti arčiau žinojam. Tai neaišku, ar pasiteisins, todėl reikia tikrinti. Nes aš galvojau, kad čia bus gera, bet ar bus gera, aš nežinau. Tai dabar dedu visokius lūdurus, nes čia bus įdomi. Nes kada tu atplauki, reiks uždėti kiet masal, tik neišsitrauks visos įrangas lauk. Tai turbūt reiškia numatyta, kaip tą nuleis po vandens, ant to nusileisi tam tikrą veit, kad filmautumės ir taip toliau. Vėliau kiek reikalų, tai bandysim uždėti, čia produktai aišku skirti ir ne žuvims, bet ir ekologiški, natūralų skirti žvėrims, bet čia ir visi geri dalykai, čia ir kukurūzų miltai ir manau, kad žuvėlėm irgi patiks kažkiek pradžio. Nes nuo rytojaus jau, kaip sak, pradės pats kažką konstruoti, lauksiu jūs komentarų, kažkokius tus produktus ir jau tada dirbsim tikslingai, sakykime, ties žuvim ir žiūrėsim, kas man patinka. Todėl, kad dabar dar produktų jokių nesu pasiruošęs, tai ir čia tokių šniūrų iš viršaus nusileis po vandeniu. Dabar taip esu galvojęs su konstrukcijai. Matysim, ar pasiteisins. Jeigu
pasiteisins viskas ok, jei nepasiteisins, pergalvosim, perkonstruosim. Va, čia toks plūdars, kuris parodys vietą, kur ir čia va atfiksavus galės iš valtis uždėti tą masalą ir nuleisti į jo paskirties vietą, tai prie kameros. Aišku, čia reiks garantuotai perdirti ir pertvarkyti daug įvairiausių niuansų, nes tų masalų pašarų bus įvairiausių. Aišku, daugiausiai aš gaminsiu tokių, kokių nėra. Tai ir turiu meni, ko nėra. Tai nėra tokios konsistencijos, galbūt keitos, kad jie tarptum 2 paras. Gal net pavyks padaryti, kad 3 paras tarptum to pačio veito maitintom žuvis, ypač, kiek žinau, karpininką, pasišer karšius, tai kurie žvejo gilė. Tai čia sakau, lauk begalis įvairiausių testų, įvairiausių bandymų čia bus. Nu ir matysim, laukiu jūsų komentarų, nes jūs esat profesionalai, duokit kokį nors, kaip sakoma, žinios, informacijas, kas geriausiai tinka kokiai žuviai ir mes pradėsim ties tuo dirbti. O čia į pradžią. Visiškai nieks neaišku, dar sakau, matysim per naktį, ką filmuojas, o gal išves netekstas rėms, čia kurį padaryti, gal tą reiks perdaryti. Matot, čia jau vargstu, neturbūt taip, kada tu atplauk su valtim, viskas turbūt momentaliai fiksuojama, bet čia viršau galės tvarkyti, jokių problemų. Nes dabar čia aš kažkaip biškai suvargau. Sudedam visus tus produktus, kas jau dabar ką čia turim. Nu ką, įleisim vien veit, žiūrėsim, kas čia bus šį vakarą, rytoj bus, nebus per naktį. Galbūt rytoj reiks visko jau keisti. Veita bus negera, ar filmausias negera. Tai čia gal kažkur jau pavyks ir jum parodyti. Tiesiogiai. Sunku pasakyti, nik nenoriu labai prisižadėti, bet aišku visada bandau svajoti, kad viskas bus gerai. Viskas pusiauį nebloga. Nu viskas veik, liuks. Nu vandom, nardinam, leidam, bus kas bus. Pagaliau esam veito, jau užsinkaravom, įleidau aparatą į vandenį, nežinau, gal ne pati geriausia veita ir nesi pakankama žolės, labai sunkiai nulaikyta ant vandens ir pataikyti į akį, gal reiks prasivalyti kažkokį tai veit, bus matyti, bet pradžia užteks, šiandien, sakykime, darbus gal sakyt baigam, žiūrėsim, ką matysim vakarį per kamerą, tai tiek, kol kas pradžia misija įvykdyta, tęsam toliau ir žiūrėkit mūsų video ir jūs matysit daug įdomių dar dalykų. Ne tik virš vandens, bet ir po vandens. Visiems iki.